Vienas spūs lentutė, galim pasakyti, naujus žalojimas. Hebra, aš neįsivaizduoju, kur aš patekau. Ir aš labai tikiuosi, kad manęs nenubaus dėl šito. Ten buvau kitoj pusėje per tą tiltą, reikėjo parvažiuoti. Pravažiavau. Reikia dar važiuoti. Jau net nebenoriu, iš tikrųjų, galėjau tiesiog prie kelio mašinai pamiegoti. Ir aš galvoju, kad aš tiesiog padariau didelę klaidą, nes, man sakė, nevažiuoti offroadų ir bus 500 € bauda. Sveiki, mano vardas Edas, bet čia yra Edas iš ateities. Netrukus kelsimės į Albaniją, o kas nematė praeito video, kur buvau Albanijos sostinėje Tiranoj, pažiūrėkit, prašau, antrą video. Tai yra pirmą video. O dabar mes keliamės atgal į Albaniją. Labas rytas, prasideda antrą dieną Albanijoje. Eidame iki savo mašinos, ten Mustangas stovi. Albaniškas, kur aš buvau palikęs. O, iki protingai pastačiau netyčia, po medžiais. Šiaip, ką atkreipiu dėmesį, Lietuvoje seniai tokį bairį bemačiau. Bet va mašina, jinai tiesiog su raktu praeita. Visas šonas taip nubrėžtas. Nu jo. Ir labai daug mersų. Mersų daug. Va čia net kišo lempą mersą. Vienu žodžiu, koks planas dabar? Planas išvažiuoti iš sostinės. Ir mano planas buvo nuvažiuoti į vieną vietą, kur yra ežeras labai gražus. Bet gausis taip, kad aš ten negaliu nuvažiuoti, nes ten yra offroadas, o man nedavė mašinas, kur offroadai. Eik, saukas per tunelius. Juokaujat. Čia jau kaip offroadas. Vienu žodžiu, oi, nebeturim kameros. Tai dalykas tame, kad varysiu į alternatyvą. Radau upę ir tiltą, kuris irgi yra tiek pat mėlynas, kiek tas ežeras, tiek pat gamtos ir yra asfaltinis kelias. Tai aš manau, kad mes važiuojam ten, judam ten ir pasižiūrėsim. Gal irgi bus visai neprašauta. Ar pravažiuojam sostinį tokiais keliukais. Šiaip jau žmonės sekmadienį nuo 8 jau jie gyvi visi čia. Čia tas pats turgus, blemba, taip ir nebenuėjom vaisių. Nebetrasim vaisių, aš manau. Kažkada. Nežinau, šis senukas. Hebra eina per gatvę. Praleidžiam per gatvę. Aš net nesuprantu, kaip tas eismas čia vyksta. Aš ką tik, man atrodo, tiesiog per raudoną šovau, nes iš mano pusės parvažiavo iš kairės mašiną, o šitas ką daro? Avarinį jungia. Tu juokauji. Tiesiog vidury kelio jungia avarinį ir kaip man dabar apvažiuoti? Atbulinių tipo? Jie random vietoj sugalvojo sustoti vidury kelio. Ir aš neapvažiuosiu dabar. Paliko mašiną. Tu fucking juokauji. Pizė, what the fuck? Tiesiog paliko mašiną. Ar čia aš negaliu įvažiuoti? Ar čia... Ne, čia kelias. Išvažiavimas iš kelio į kitą. Kas per nesąmonę? Ir ką tik pamačiau, kad veizas tiesiog mane apgavo, nes tipo reikėjo ten viršui man važiuoti. Čia yra blogesnis kelias. Pasikliauk veizu, bet ir Google Maps'as vakar tą patį rodė iš tikro. Išvažiavau į autostradą, 90 realiai greitis. Ir pažiūrėkit, ta prasme, šone. Gėlės, ta prasme, skiria juostas. Šiaip labai fainiai ir gražiai atrodo. Dar vienas dalykas, dabar pastebėjau, pravažiavau pro policiją ir tiesiog jie pasistatė trikojį didžiulį ir su žiūronai stebi visus aplink. Tai Lietuvoje aš nebemačiau, kad kažkas stebėtų žiūronais. Visur tiesiog trikojai ir jie viską fiksuoja. Bet kažkur girdėjau kalbų, kad dar būna, bet man atrodo nebe tiek daug. O dabar tai žiūriu, čia vos ne kiekvienas su žiūronai stebi, žiūri, gerai važiuojam, negerai važiuojam. Privažiavom bišį jau kalnų, jau keliai kitokie. Ten matos upė
jau mėlyna pabiški. Aš noriu davažiuoti vieną tiltą. Nežinau, ant kiek jis bus įspūdingas. Mapsuose man jis atrodys įspūdingas. Nu, tipo, toks. Pamatysim. O tokiais keliukais aš visai norėjau pasižiūrėti. Ten žmonės, ten su baidarėm plaukia. Labai jaučiu jų matus. Ui, kokie keliukai čia jau. Tu prasme, jūs pažiūrėkit. Opa, per kalną. Kas per vietos? Eik tu savo. Šlipau. Ten upė. Geri kalnai aplinkui. Nemeluos. Eik, tai čia koks vaizdelis. Prikolinat. Ir elektros stulpas. Aš tiesiog sustojau random šį vietą ir aš žinau, kad žmonės linkia, kur sustoja kažkas, stoti ir kiti. Tai dabar žiūriu, kaip visi pravažiuodami žiūri mane. Ir greičiausiai jos stos irgi čia. Kažkuris vienas sustos. Bet jo. Čia pliambas, pasižiūrėkit už manęs kas? Koks kalnas? Nežinau, kalnai yra kažkas wow. Visada man yra kažkas wow. Dar vienas. O, čia ilgesnis. Eik tu savo. Čia net su akiniais nuo saulės aš nieko nematau. Po kalnu. Jūs prikolinat. Laša čia visur vanduo. Wow. Ir aš jau matau, į ką mes išlysim. Jūs dar kol kas ne. Jūs pažiūrėkit. Priekį. Vandenukas. Mėlynas. Mėlyna upė. Visiškai mėlyna. Čia šalia. Jūs juokaujat. Jau nebesimato per krūmus. Bet čia ką tik buvo. Dabar matos. Wow. Ir žodžiu, aš atvažiavau kur norėjau. Savo Fiatą palieku čia. Ten, aš matau, ten yra hidroelektrinė. Ir jinai dirba. Aš žinau, kad jinai kokia pleista bus, nes aš mačiau šiaip ant žemėlapio. O ten, ponios ir ponai, yra tiltas, ant kurio aš noriu nueiti. Ir jis kabo virš tos mėlynos upės. Manau, kad aš tai ir padarysiu dabar. Iš čia gal geriau tas tiltas matos. Ten man reikia nueiti. Šiaip kažkaip kaip tokiai vietai labai mažai žmonių. Aš nežinau. Aš šiaip sakau, random tašką radau Google Maps'ų ir aš atvažiavau. Tai gali būt, kad nieks taip neieško kaip aš. Nu, arba keli žmonės. Šiaip iki pačios matau taip jie važiuoja. Nu, aš esu savo šitų, tai tikrai nebūčiau norėjęs važiuoti. Wow, what? Tokio gražumo. Šiaip dar pyliau kurą. Tai 185 dizelis litras. Tai čia €8 gaunas. €8.5. Tai išsipyliau kurą prieš kalnus. Wow. Aš noriu ant to tilto nueiti. Čia ką reiškia kryžius? Ar šiaip sukalta? Bet va, yra tiltas jau pagyvenęs šiaip. Bet trosai gerai atrodo. Eik tu savo. Geras. Aš nežinau, ant kiek jisai juda. Yra, kad judėtų. Tokie vaizdai aplink tiesiog. Yra biški žmonių, bet ne tiek daug. Šiaip lentutės tai gali ir su koja prasidurt su vienim čia kažkur. Bet visas jisai juda. Wow. Okay. Ten žmonės eina juda. Bet kokio švarumo vanduo. Eik savo. Ir ten, man atrodo, toliau yra užtvanka, nes kur aš važiavau, ten nebuvo upės, čia jau yra. Tai čia greičiausiai bus užtvanka šitai hidroelektriniai. Einu aš to tiltu. Ten droną vokietis kelia. Bandžiau susišnekėti. Nu taip, šneka angliškai, bet sunkokai. Aš gerose vietose esu, reikės man savo droną irgi pasikelti jaučiu čia.
Wow. Aš noriu nueiti iki galo tilto, pasižiūrėti, kas ten yra. Jeigu ten kažko yra, man jisai reikės grįžti gal, bet tai čia gali taip, ta prasme, nusiversti į apačią. Ta prasme, eini ir va. Vienos spūs lentutė, galim pasakyti, žalojimas. Bet kiti ėjo, tai ir aš einu. Ir čia kas įdomiai, tiesiog ant šitokių rastų. Bet aš vis dar negaliu atsigražėti tą gamtą. Nerealu. Pasižiūrėkit. Žiauriai nerealu. Wow. Mano mašina kažkur ten va. Kur pirštas. Gerai, bandom nueiti iki ten. Pasižiūrėsim, kas ten yra. Ir ką mes čia turim gale. Čia tipo perėjimas, bet jisai kažkur į mišką. Viskas. Čia gali miške pasiklaidžioti, jeigu nori. Ir viskas. Galim biškį lįsti tą mišką. Gal kokį gyvatę neužpuls. Tikiuosi, kad čia tokių ir nėra iš tikrųjų. Pasiklydęs Albanijos miške. Čia būtų, jeigu labai norėčiau ironiško thumbnailo ir title. Bet šiaip net neįsivaizduoju, kur aš einu. Čia kažkokia nuošliauža matos, bet... Ai, čia gal vandenukas prateka. Jo, čia gali būti, kad čia vanduo prateka. Bet dabar jau čia artėja sausasis tas sezonas. Ir nėra vandenuko. Įdomu, kur tas kelias veda šiaip. Bet aš nemanau, kad aš eisiu į galą, nes... Niekur aš ten gerai nepapulsiu. Bet šiaip išmindžiotas neblogai jisai. Į viršų, į restoraną, jeigu norim. Žmonės ne čia reklamais įdėjo, aš norėčiau ją pačią nueiti. Jeigu įmanoma, dabar pagalvoju, gal čia nuves prie vandens. Bet labai aš abejoju šiaip. Bet čia yra kažkur nuėjimas. Bet kur? Čia į apačią ir eina. Aš nežinau, ar mano avalynė pati geriausia. Aha, o dabar ir turiu problemų. Žiūrėkit. Opa, tik prasiminiu, tik užsiminiau. Jau nebuvo pati geriausia. Kažkur išlindau. Čia žiūriu, pastebėjau. Voriukai gyvena. O, pažiūrėkit. Lemba, gražu. Gražu. Bet čia, man atrodo, aš neprieisiu. Prieisiu! O, yra takelis iki vandens. Tik reikia nenuskesti. Nupraugęs čia džiunglynus, mes einam. Okei. Op. Kažkas batus paliko. Siekaujat. Atsiradau, kur norėjau, prie vandens. Ten liko tiltas. Tada matau, tas vokietis kelia tą droną. Kažkur šis skraido. Ten valtis netgi yra. Nu, ten valtelė stovi. Kažkoks veiksmas vyksta. Ai, čia gal tas ženklas, kur į restoraną buvo. Šiaip turbūt įdomiausias dalykas. Ar vanduo šiltas? Oi, blemba. Tikrai šiltas. Būtų įmanoma išsimaudyti. Sakyčiau, kaip Baltijos jūra. Tai aš dabar galvoju, ar aš norėčiau išsimaudyti, bet gal ne, per daug šlapumo būtų. Nors šiaip turiu rankšluostį ir viską. Šiaip nemažas vėjas. Tai jo, labai graži vieta. Vertėjo čia atvaryti. Šiaip galiu pasakyti, kad visai rami čia vieta yra, nes aš sėdžiu kokį 15 minučių ir tokia ramybė, visiška. Vandenukas tiesiog čiurlena, aš jį žiūriu, aš nežinau, čia kažkas yra tokio. Keista šiaip, kad žmogui ramybė reikia tiek nedaug, ta prasme, užtenka pakimarint, pasižiūrėti į vandenuką, kaip jis čiurlena, užtenka gamtos, dar kažko ir turim tokį.
Ėjau mišku. Radau upelį. Čiurlenantį. Iš kalnų viršaus pareina. Ir jis čia op, pračiurlena. Ir kur jis nukeliauja? Ogi į mūsų didžiąją upę. Čia žiūrėkit dar kažkas Head and Shoulders paliko. Ne, čia biškai toks, galvo ploja kažkas. Šiaip šiukšlių čia yra pilna. Yra laužavietė. Bet nesaugo čia gamtos niekas, čia pilna šiukšlių. Čia vakarais ateina kažkas. Vis va, pakūrenta. Padanga vandenį. Matom baidarę irkloja. Ir jį prieš srovę varo. Einu aš gal to mišku ir ką tik nemelosiu. Prie mano kojos matros kažkas. Manau, kad driežas. Čia dar kažkas juda. Pabėgo. Taip išsigandau. Jis jaučiu labiau manęs bijojo negu aš jo, tai... Nu tiek to. Be širdelio su kalatoju. Realiai va taip galime eiti. Kažkas iš priekio manęs pareina. Nestabilu, trūksta lentučių. Bet nieko nepadarysi. Aš visi drąsinu eiti, kiti ne. Aš galvoju, kad aš savo akinius prarasiu. Čia toks vėjas. Žiauriai čia fainiai. Lakit reikia čia. Nežinau, čia tiesiog abu. Aš norėčiau kažkur atsisėsti, prisėsti. Ant krašto. Pažiūrėsim, kiek įmanoma. Eik tu savo. Sėdžiu. Su va taip va. Eik tu savo. Nėra gal labai fainiai, bet man fainiai. Ką aš galiu pasakyti? Aš nežinau, kiek čia metrų, koks 10 bus, daugiau gal. Žiauriai faina. Viena pana manęs klausė, sako, turiu YouTube kanalą. Pasakiau, kad tik pradedu, dar neturiu. Tai... Ja, aš gal nerodysiu savo gaming kanalo, žinot. Kažkaip tai keista būtų, kur gaming kanalas. Kur šitas video, man atrodos, nuguls į naują kanalą visiškai. Nei mano pagrindinį. Kur viskas su gamingu susiję. Ant galo tai labai daug žmonių atsirado ten. Tvariau, tai čia vienas buvau su vokiečiu. Važiuoju kažkokį tai kaimuką, pataikiau prie užtvankos. Lemba čia man tiesiai jo. Pataikiau prie užtvankos. Čia kalnuose kažkoks kaimukas. Lemba kaip užtvanka man davė mechaninę pavarų dėžę. Nes negaliu laisvai filmuoti tada. Reikia biškai pavaras pamėtyti. Čia vynuogynai. Okei. O čia užtvanka. Kur aš čia pataikiau? Netyčia visai. Žodžiu, kažkur atvariau. Čia yra ežeriukas. Palieku savo bolidą. Restorano parking kažkokiam. Aš šiaip ir pavalgysiu gal čia. Būtų idėja. Hello. This is a restaurant, yeah? Restaurant, yes. Okay. Can I sit here? Yes. You want only you? Or? Yeah, only me. Okay, yes, you can sit. Here or if you would like here. If you have to say whatever you want. Okay. Gerai, prisėsim. Dabar su kokiu vaizdu. Čia ežeras kažkoks yra. Atnešiu patys tokį. Sakau, nereikia, ne, sako, reikia. Pažiūrėkite vaizdą. Ten ta užtvanka liko. Šį kartą paėmiau ištienos filė. Pasiklausiu, šį kartą pasiėmiau ir salotų, ir bulvyčių free. Tai nevalgysiu tik mėsą. Gerai, laukiam, ką atneš. Atnešė tipo, kaip sako, visiems. Pabandysim.
Thank you. Prasme, tiek vištos, bulvių ir saloto atnešė. Kai atskirai užsisakiau. Ar vaizdas geras. Žodžiu, pavalgiau, sumokėjau 1515 eurų. Nu daug, bet su gražiu vaizdu pavalgiau. Kažkur čia nuo to restorano. Aš mano mintis buvo prisiparkuoti ir nueiti į apačią. Bet, kadangi mane sustabdė, tai aš galvoju pavalgysiu. Nu, neblogas vaizdas, neblogas. Kažkas vat su vandens motociklu važinėjęs. Au. Čia gali ir į apačią nusileist pasivaikščiot. Bet ten kalnai gerai atrodo, ta prasme. Toli tie kalnai. Čia vat važinėjęs, plaukioja vandens motociklai. Nežinau, aš tai sakyčiau, kad čia visai neblogai atrodo. Nu jo, patekau aš čia į kaimelį tokį, kur visko yra. Čia vien vietiniai iš tikrųjų. Prie mėlyno vandens atrandos. O ten tie kalnai tai žiauriai gerai atrodo. Tai prasme, vau. Taip toli, bet taip galingai. Čia chebra su vandens amocu. A ko daugiau reikia? Aš šiaip pagalvojau, kad negalėčiau vien tokiose įkalnuotose vietose. Užsisakai laiptais užlipę. Šiaučiai tą kaimuką pasivaikščiot. Golfą turim. Pastatų visokių. Mane kas labiausiai sudomino, gal, kad čia bažnyčia yra katalikų. Ir reikės nueiti. Pažiūrėkit, koks golfas. Nu jo, dar vienas mersas. Visiškas mersų kraštas Albanija. Čia turėtų būti fontanas, jaučiu. Bet nėra. Bičių spiečių girdėjau. Nenorėčiau prasileisti. Bet kodėl tas miestelis toks ramus? Ai, nes šilta dabar diena. Jaučiu siestą dabar. Ar šiaip italai tik siestas turi, ispanai. Turbūt ir Albanija yra, kur jie tiesiog namie kimarina. Pažiūrėkit. Tos raudonos plytos, nu tokie, man grinai duoda šitų Balkanų vaibą. Čia kažkas dar parašyta. Kur nei žodžio nesuprantu. O čia arba atsigerti, arba nusiprausti. Gerti nelabai aš gersiu čia. Dar vienas golfas. Antras. Jeigu ne pirmas, nors ne čia antras. Jau padangom nuleistom. Bet čia nepateks į šitą bažnyčią. Toliau aš gal nebeisiu. Bet taip ramu šitą miestę. Žiauriai keista, kad tuščia. Aš į vienas vaikštau. Mašinų tai priparkuota daug. Žmonių nėra. Šiaip šitą restoraną atėjau vienas ir po manęs pradėjo rinktis žmonės. Bet vien albanai. Savy ten šnekas tarpusavį ir viskas. Mane taip tarnavo, ten mandras iš Myanmaro žmogus. Tai angliškai gerai kirto. Bet albaniečiai, kaip supratau, ne. Tiesiog dirba vasarom. Studentas toksai, tipo, atvarė studijuoti. Bet jie ten atvaro su X-ais, BM-sais, ten Mersai. Atvaro visiškai paprastai, dabar pilvūzai didžiuliai. Treniginiai šortai kokie, maikutė ir jie su iPhone 17 Pro. Ten, koks ten Max yra. Nu jo, turi pinigų jie. Vakar irgi parduotuvėje mačiau vienas tiesiog grinų. Kupetą išsitraukė ten po 10 000. 10 000, tai čia gausi 100 eurų. Tai toks žiūriu,
Ok. Buvau parduotuviai, pasiėmiau 2 fantos ir 1 alaus vakarui. Paklausiau, kaip yra ačiū albaniškai. Šiaip gaila, kad nenufilmavau šitą interactioną, bet sako falamanderidži. Labai ten ilgas žodis, kur aš taip ir nesupratau, kaip pasakyti. Falamanderi. Vieną žodžiu. Net neįsivaizduoju kaip, bet tikriausiai per šią kelionę jį reikės išmokti, nes aš googlinau jį, jis yra ilgas. Aš gavau vietinio, paklausiu, kaip pasakyti tą žodį. Vis tiek nepagavau. Tai va. Žodžiu, dabar realiai ką aš darau, jau judu link tų Teto kalnų. Pažiūrėsim ten. Ten bus, man atrodo, dar geresni kalnai. Ten Ultra Max ten bus. Ir jau link Viešbutano, nes jau yra 3 valandos suvažiuoti, dar yra 3:20, dar sustojimai visokie, tai maždaug ir būsim vakare. Realiai nepraėjo net 5 minutės, aš jau sustojau. Lemba duris gal uždarysiu, nes čia kažką išpūstoj. Nežiauriai didelis vėjas yra. Kas čia per tiltas? Aš ką tik va, ten parvažiavau šitą keliu, va čia parvažiavau. Man reikėjo ten važiuoti, aš žiūriu, oha. Ir tada čia nusukau. Čia aš galėčiau nusileisti. Gal ir negalėčiau čia nusileisti. Jeigu labai norėčiau, galėčiau, bet ar aš noriu, aš nežinau. Nes ką aš ten apačiai pamatysi, tiesiog iš apačios. Gal nereikia. Ten upelis teka. Čia va šiaip kažkoks kelias eina į kalnus. Tai čia tai tikrai nevažiuosim. O čia kas čia? A, čia irgi tas tiltas. Pažiūrėkit, kokios storio betoninė ta konstrukcija, vau. Ir armatūros kyšo iš kiekvieno. Tai iš ten prabėgo vandenukas. Čia mašinytės, va taip ir nuvažiuoja. Gerai, reikia per ilgai nebeužsikimarint. Užsikimarinsiu per daug. Sutems. Bus labai blogai kalnuose važiuoti. Bet o gal nueinam ten? Ne, šiaip nežinau, nematau kelio į apačią, biškį ten yra statumų. Tai gal aš tiesiog apsisuku ir jau judu, nes tikrai ilgas kelias laukia. Dar jeigu kamštis bus kaip Albanija mėgsta, tai iš vis bus. Svartas knygos viršelio, žodžiausias žodį romano, jis svartas nuodėmės. Pakely, lai liepsnoja laužai. Žodžiu, man atrodo, patekau į albaniškus kamščius. Šiaip įdomumai. Važiuoti 111 km yra, 2 valandos su pusė. Buvo 100 pėm iš kalnų paidėjus ir 3 valandos aš šiek važiuoti. Tai jo, šiandien tikrai daug nuvažiuosiu dar. Prieki manęs Bemsas iš Juodkalnijos. Labai daug mašinų yra iš Kosovo, aš jį pastebėjau dar. Bet ten tie kalnai toli. Labai gerai atrodo. Apvažinėjau aš dabar miestelį Škoder. Nu, ne miestelį, čia miestas. Ir kaip aplinkelis koks, pažiūrėkit, skiriamoji juosta su daug gėlių, kaip tada anksčiau. Ir dviračių takelis realiai eina kartu. Aišku, jis jau toks pasenęs, bet kažkas naudoja. Aš jį nemačiau iki ištraukiant kamerą, kad jį kažkas naudotų. Bet dabar, kaip matau, naudoja. Eina labai gražiai šiaip. Tas miestelis man yra likęs ten. Ten yra jisai likęs. Čia šiaip gyvename namai, aš važiuoju aplinkui. Na, tą turim tų kilometrų. Toj nuvažiuosim. Kas čia per pilis? What the f... Tokie vat, Royal kažkoks tai. What? Supratau, turim visiškas lygumas. Čia yra realiai laukai. Lygumos ir iš karto prasideda kalnai. Tai neužilgo turėčiau važiuoti į kalnus. Jau šitas kelias tiesiai į kalnus ves. Nes rodo, kad tiesiai, ta prasme, posūkis man bus tik už kem 8 km. Man liko važiuoti 5 km valandos pusę. Ta prasme, čia keliai yra padaryti vienai mašinai prasilenkia. Nu, tipo, vieną mašiną gali važiuoti, antra nelabai prasilenkia, turi išvažiuoti į kelkraštį ar dar čia kažkur. Kas darė tokį kelią? Ir visas šitas kelias, man 5 km valandos pusė bus toks. Dabar galvoju, ar tikrai aš norėjau čia atvažiuoti, bet jau dėl vaizdų priekinų atrodo, kad gal ir norėjau.
Šiaip baisu, kad čia kažkas parvažiuos iš priekio. Ui, lyg ir nieks neparvažiavo. Parvažiuoja. Okay. O taip ir prasilenkinėjom. Aš esu veidrodėliais. Šiaip hebra su džipais. Aš vienas su tokiu. Prie tokio krašto. Dalykas toks, kad sustojau jau. Liko dar koks 30 km, rodo važiuoti valandą, bet aš jau pavargau. Tiesiog. Bet kalnai tai geri. Čia hebra taip ir lekioja. Viršui dar sniego matosi kalnuose. Nu, ten dar sniego yra pilna. Čia kažkur irgi yra. Normaliai? Tiesiog karvė. Tu prasme, ant gatvės pilna karvė. Vat. Jos iš čia iš pievos ateina. Ten kalnuose debesų belė kiek lietaus yra. Ir belė kiek šiaip šūdo ant kelio yra karvių. Galvoju, kad gausim lietaus. Ką apie tokius serpantinus manot? Eik tu savo. Čia tokius užsukimus reikia padaryti. Blemba. Negaliu nufilmuoti, nes reikia su mašina prasilenkti. Žiaurus kelias. Tiesiog ir to pačiu gražus, bet ir žiaurus. Ta prasme, vat. Kur aš atsidūriau? Jūs pasižiūrėkit. What the fuck? Wow. Tu prasme, kas per vaizdai? Jūs pasižiūrėkit už manęs. Girdžiu gegutė kažkur kukuoja. Kas čia per pudelė? Šiaip. Pakimarintą lučią atsigerti. Tokia pudelė. Bet wow. Hebra, aš neįsivaizduoju, kur aš patekau. The fuck? Kas per vaizdai? Tu prasme, vat. Tokie tuneliai dar padaryti, kad neužgriūtų niekas. Nėra, kad labai jaukiai aš važiuočiau čia. Bet tie kalnai tai wow. Bet tuneliai irgi čia nėra jau labai jaukų. Pradėjo lyti, išlindau į Vorykštę, kurios nebesimato, nes pravažiavau 9 km pusvalandį laiko dar liko. Kelias tai, žiauruminis. Toks, bent jau asfaltas. Va, toj Vaivorykštė. Yra jinai čia, prieki. Va taip. Visiškai kitoks vaibas liko, kai apsiniaukė ir pradėjo lyti. Viskas, tie kalnai tokie liko paslaptingi. O čia mašina. Silenkiam. Ar ten Vaivorykštė vis dar matos, nežinau, kiek matos. Bet jo, šiaip jau reikalų ir aš jau pavargau čia vairuoti. Šiaip lietus labai įsibėgėjo. Ir
debesiukų, bet kelias čia tai ir načio. Dabar supratau, kodėl jie neleidžia su nuomotomi į offroadą. Ir aš labai tikiuosi, kad manęs nenubaus dėl šito. Dalykas toks, kad patekau į albanišką kaimą. Visiškai. Tarp kalnų. Ir čia kažkur turėtų būti irgi mano viešbutis. Nu, ten ne viešbutis, ten kaip ir namas. Ten buvau kitoj pusėje per tą tiltą reikėjo pravažiuoti. Pravažiavau. Reikia dar važiuoti. Jau net nebenoriu, iš tikrųjų, galėjau tiesiog prie kelio mašinai pamiegoti. Ir žodžiu, tokia tvariau. Ir žodžiu, va tokiam namelį. Įdomiai. Noriu vieną vietą nueit pasižiūrėti. Čia tarp kalnų. Ta prasme, aš tikrai supratau, kodėl nuomoto mašinom negalim offroadų, nes jūs pažiūrėkite tokio aštrumo akmenis. Ir visas kelias eis. Ir man kas svarbiausia, aš klausiau, sakė, tik vienas kelias toks yra ir man jau reikės grįžti. Ir aš galvoju, kad aš tiesiog padariau didelę klaidą, nes, man sakė, nevažiuoti offroadų ir bus 500 eurų bauda. Bet aš labai tikiuosi, kad nebus. Galėjau tiesiog kelkraštį sustoti ir išsimiegoti. Nu, tipo jo, dabar dušą turėsiu. Šiaip visiškai pasvietinius. Į ten televizorių žiūriu pirmam aukštį viskas, bet aš tikrai tai nefilmuosiu ir nerodysiu. Tiesiog gerbiu žmonių privatumą. Toks kryžiukas random vietoj stovi. Čia aš nežinau, ar aš rasiu. Taip, aš radau. Yra. Čia kur aš norėjau ateiti dabar. Aš žinau, kad Google Maps'ai vėl mane apgaus, nes šiandien labai apgaudinėja. Ne, šiandien gal nelabai, vakar labai. Sostinė apgaudinėja. Kokio aš norėjau bunkerio. Toks savo bunkeriukas. Tokia vietai. Galime į vidų įeiti. Ai, kad čia nieko nebėra. Čia tik šitas grybas. Jo, čia nieko nebėra. Realiai, nieko nėra čia. Net atsistot negali. Nors gal čia ir buvo toks bunkeris, žiūrėkit, tokiam ginklui pasidėti. Ir tada pū. Kas čia šitą vietoj pultų? Susiplėšiau ir šortus ir nugarą susitrenkiau. Nu, aš tai sugebu. Vat, aš dar vieną bunkerį matau. Pažiūrėkit. Dar vienas. Nebelysiu ir taip susidaužiau. Čia šiaip kažkas prišiukšino skardinių visokių skardų. Tai vieną žodžią, aš nežinau, ar čia antrasis video, ar pirmasis, nežinau, kaip aš perskelsiu, ar vieną sudėsiu. Norėčiau į vieną, tai tiesiog noriu atsisveikinti su jumis. Pavyko ir tiraną, ir biškį ktetus pamatyti. Ir rytoj dar labiau pamatysim. O dabar tiesiog paprašysiu paspausti patinkamą mygtuką, paspauskit prenumeruot mygtuką, pasidalinkit su kokiu draugu, šeimos nariu ar dar kažko. Parašykit komentarą būtinai, komentaras yra būtinai. O mes susitiksime jau kitame video. Iki.